Kam Dieveniškių iškyšulys, Lietuvos ašara, kam kasytė, kam apendicitas, kam kilpa, o kam dar kažkas. Kaip ir apibūdinimų apstu, taip ir dalykų, kuriuos čia verta pamatyti. Tad šį kartą laidoje leidžiamės į kelionę po šį unikalų Lietuvos kampelį, kurį iš 3 pusių supa Baltarusija. Tai pasienio teritorija, todėl pirmieji atvažiuojančią pasitinka maloniai nusiteikę pasieniečiai, patikrina dokumentus ir paklausia, ką čia planuojame veikti. Toliau tęsiasi Birželio žaluma. Vis iškrentantis, dar nelabai šiltas, bet jau vasariškas lietus, karts nuo karto į gatvę išbėgančios katės ar vištos, šalikele einantys ar dviračiais minantys vietiniai. Pačiame Dieveniškių miestelyje jų nėra labai daug, apie 500. Jie nekreipia dėmesio į mus kaip į svečius. Tačiau kai persėdome į kunigo Renato Švenčionio automobilį, viskas pasikeičia. Vietiniai sveikinasi su juo, mojuoja, linksi galvą, šypsosi. Dieveniškių švenčiausiosios mergelės Marijos Rožančinės parapijoje jis klebonauja nepilnus metus, bet akivaizdu, kad jau yra pažįstamas. Ir yra mėgstamas. Nors jis pakeitė iki šiol čia 40 metų tarnavusi kleboną Domą Valančiauską, kuris buvo labai mylimas vietinių. Kaip sako kunigas Renatas, klebonui Domui prieš mėnesį palikus šį pasaulį, gėlių įsigyti šalčininkuose matyt nebūtų pavykę. Visos jos buvo žmonių nešamos ant pastarojo kapo šalia bažnyčios. Kunigui Renatui tarnystė Dieveniškėse jau 6. tarnystės vieta. Iki šiol jį buvo galima sutikti skirtingose bažnyčiose Vilniuje, taip pat Santarų ligoninėje pačiame pandemijos įkarštyje. Dabar jis čia, kur iš pažiūros vyrauja absoliuti ramybė. Čia, kur dabar dėl pasieniečių didelio dėmesio kovai su nelegalia migracija ar kontrabanda, kunigas sako, dabar yra bene saugiausia vieta Lietuvoje. Kokie pirmieji įspūdžiai buvo atvykus apskritai į Dieveniškes ir į šią bažnyčią? Pirmas įspūdis tai yra, kad čia pasienis. Tai čia įdomu tikrai apsižiūrėti, kas kaip. Daug praeitą vasarą, kai jau čia atvažiavau, tai pamačiau, kad daug baikerių mėgsta čia atvažiuoti su motociklais, jie čia važinėja. Tai jiems matyti traukia, vis tiek žmonės traukia tas pasienis. Apie Dieveniškes labai daug ką nežinojau, tik kai tie įvykiai su migrantais buvo, tai kažkaip jau taip ryškiau viskas ir galvoju, Dievulis čia siunčia. Reikia pasižiūrėti, kas čia per vietą. Ir ką pamatėt jūs čia, ar žmonės ateina čia į bažnyčią? Žmonės ateina, tai čia Vilniaus arkivyskupija iš vis yra tokia dvikalbė, lietuvių ir lenkų kalba, tai džiugu, kad čia ir į lietuvių mišias ateina žmonės, į lenkų mišias ateina, tai tikrai džiaugiuosi tuo, kad yra tikinčių žmonių. Dar toks įdomus dalykas, tai be abejo, kad žmonių toks nuoširdumas irgi labai taip patiko man, nes žinokit, kažkaip pirmus gal kokius 4 mėnesius, tai aš tiesiog pirkdavau tik tai gal duonus nusipirkdavo. Taip žmonės atneždavo visko maisto, prineša čia jums, klebonė čia jums, tai čia žinokit, ir iki šiol neša, tai tik tai spėjau dar į Vilnių nuvažiuoti giminėms irgi ar kokių kiaušinių padalinti irgi, nes tiek vienas nesuvalgo, tai tikrai čia nuostabus dalykas, toks nuoširdumas žmonių. Prieš stodamas į seminariją kunigas Renatas studijavo istoriją. Baigė bakalauro, buvo pradėjęs ir magistro studijas, tad nenuostabu, kad paklaustas apie bažnyčios istoriją, jis ją labai išsamiai papasakojo. Apie vietovę pradėčiau, nes čia dar toksai Vytauto didikas Mingaila buvo ir jisai valdė šitą teritoriją. Ir greičiausiai čia nesivadino Dieveniškės, bet gal pagal jo Mingailiškės kokios nors buvo. Tai jau čia šita vietovė minima, ypač kryžiuočių jau irgi, kadangi jie savo reizus, taip sakant, žygius darydavo, tai pažymėdavo ir vietovės, pro kur praeina. Tai jau jisai čia valdė, Mingaila, toks labai artimas Vytautui buvo žmogus. Ir po jo mirties, 1420-ieji, tai po kol kas neaišku, kas po to valdo čia šitą teritoriją, bet prieš tai čia yra Geranainis, Geranionis, čia nežinau kaip ištarti, jau Baltarusijos teritorijoje, 20 km nuo Dieveniškių miestelis yra. Ir jisai, tas miestelis jau priklausė Goštautų giminiai,
irgi Vytauto laikai, 1400 metai, jau Goštautai ten turi savo rezidenciją. Ir kadangi Goštautai 1432 metais paremė Žygimantą Kęstutaitį kovoje su Švitrigaila Algirdaičiu, tai šitą teritoriją jis dovanoja jiems, kai nugalėjo jau Švitrigailą, Pabaisko mūšis buvo, tai jisai Žygimantas Kęstutaitis dovanoja Dieveniškes jau Goštautams. Ir kadangi ten, kiek suprantu, jau buvo statoma bažnyčia ar jau kažkokia medinė Geranionyse jau buvo pastatyta, tai Goštautai 1471 arba 74 metai jau yra, kad dovanoja smuklę Dieveniškių bažnyčiai. Tai reiškia, jau buvo pastatyta jų Martyno Goštauto. Būtent jisai jau tada buvo valdęs giminę savo, tai pagrindinis buvo, tai jau čia yra bažnyčia, ganėtinai anksti pastatyta, priklausoma nuo Geranionių bažnyčios. Ar ne? Aišku, medinių bažnyčių toks yra bruožas, kad jos dega. Deja dega. Pirmas degimas 1660 metai. Po 20 metų atsistato vėl medinė bažnyčia ir po to miestelis vėl dega, 1700 gali būti 4, 73, kažkas tokio. Ir po to vėl atstato 1784 ir jau nuo to meto jau nedegė bažnyčia. Ir tik tai, kas būdavo, tai reikėdavo be abejo, medis jisai pūna ir reikia keisti. Tai XIX amžiuje keli ir viduryje, ir pradžioje, ir pabaigoje XIX amžiaus buvo remontuojama šita bažnyčia. Iš pradžių jinai turėjo vardą, titulą Arkangelo Mykolo, bet kada perėjo į mergelės Marijos Rožančinės, tai gali būti, kad tiksliai negaliu pasakyti, tik spėjimas dabar, tai būtent gal 20 amžiaus pradžioje, kai 1906 metais jau čia parapija įsteigta, atskira parapija. Tai va, tai jinai čia parodysiu jau, kur tokie likę autentiškesni dalykai, galbūt netgi iš tų 18 amžiaus pabaigos metų. Prieš Pirmą pasaulinį karą 1903 metais žmonės pasistengė varpinę pastatę mūrinę ir apjuose akmenimis mūrinė tvora yra. Dar rinko pinigus prieš Pirmą pasaulinį, kad šitą medinę bažnyčią pastatyti mūrinę bažnyčią. Bet Pirmas pasaulinis neleido arba dar kažkokie niuansai atsitiko ir nepavyko pastatyti mūrinės, išliko jinai medinė. Ir kai per Antrą pasaulinį karą 1944 metais judėjo frontas, tai sako, kad kulkosvaidininkas sėdėjo vokiečių ant varpinės, tai kad jį išmušti, tai reikia, taip sakant, irgi sviedinių. Tai žmonės per Antrą pasaulinį šiek tiek nukentėjo, gal ne šiek tiek, o gal ir nemažai nukentėjo šitą bažnyčią. Prašėsi remonto, tai kunigas Domas Valančiauskas, tai jau čia jau prieš 90 metus, 1990, nes jis nuo 1985 metų jau pradėjo čia tarnauti. Tai įdėjo jau savo jėgas, visas pastangas, kad bažnyčia būtų atrestauruota, atremontuota ir tuo pačiu pats vidus ir išorė, kai ką yra priestatai jo pastatyti irgi. Tai jisai jau pasistengė, kad ką jūs dabar čia matote, tai būtent ir jo dėka, ir žmonių be abejo dėka, kurie čia dirbo ir kurie ir aukas aukojo, tai čia jau jų nuopelnas, kad šita bažnyčia dabar yra, ačiū Dievui, neapgriuvusi, bet labai graži, medinė, tokia jauki. Kunigas aprodė ir ilgą bažnyčios istoriją bylojančias svarbiausias vertybės. Tas labai gaila, kad tas pagrindinis mūsų paveikslas, kuris virš centrinėme altorijoje ten kaba, tai irgi 18 amžius vidurys arba pabaiga,
mergelę Mariją duoda rožančių, paduoda rožančių šventam Dominykui ir Kotrynai Sienietei, tai jisai restauracija yra paimtas, bet labai vertingas yra. Ir kas dar labai vertingo yra, irgi 18 amžiaus vidurys, tai būtent šitas Jėzaus skulptūra, kuri ant kryžiaus, ir jinai turi tokį stilių iš Ukrainos. Tuo žymus tas stilius, kad labai stipriai palenkta Jėzaus galva. Ir jeigu pamatysite, kiek meistras įdėjo, kokios linijos, viskas, tai čia nepaprasta. Ir dar vienas dalykas, jeigu pastebėsite iš atverto Jėzaus šono, kas ten pavaizduota, ir iš kojų, netgi ant kojų, kur žaizdos yra, kraujas be abejo teka, kaip pramušė su ietimi romėnų, ir dar kažkokie lašai tokie. Ar primena vynuogių kekę? Kadangi mišiose tik tai vynuogių vynas yra naudojamas, ar ne, tai čia yra simbolis kraujas, kuris vynas virsta jo krauju jau per mišias, tai menininkas labai gražiai pavaizdavo tą kraują vynuogių kekę. Čia, aišku, čia naujesnis toks dalykas, bet labai gražus. Čia Aušros vartų Marija, tai čia kai pamaldos prasideda, tai mes atveriam, tai gražiai, ir Marija kartu su mumis meldžiasi per pamaldas, ir kai pamaldas baigėsi, mes taip, gražiai uždengiam. Tai toks mini ritualas būna, papildomas. Jo, papildomas, labai gražus. 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai procesinis kryžius, dar tokių kakariekų dovana, saulė tokia yra nešama irgi procesijos metu. Čia manęs klausia, o kodėl Vytautas čia yra? Aš tada žmonėms atsakau, Vytautas ir Jogaila prisidėjo prie to, kad Lietuva būtų pakrikštyta ir Žemaitija. Nes Lietuva 1387, o po to jau Žemaitija paskutinė buvo pakrikštyta. Tai čia jo nuopelnas, kad įėjo krikščionybė būtent į LDK teritoriją. Nors jau ir be abejo ir Algirdas, ir Kęstutis, jie ten mąstė irgi apie tokius dalykus, bet labiau toks politinis įrankis, politinis žaidimas dar buvo, o jau buvo būtent pribrendimas jau Jogailos ir Vytauto laikais. Šventojo Lauryno paveikslas, 19 amžiaus pati pradžia. Tai šventasis Laurynas pavaizduotas štai jo kankinystė, ant grotelių buvo deginamas. Romos imperatoriaus vietininkas pradėjo sakyti, jūs turite atnešti bažnyčios turtus atiduoti, tai atneškite turtus, ir Laurynas vargšus susikvietė ir rodo, sako, čia bažnyčios turtai, čia šitie vargšai. Už tokį, taip sakant, nachališkumą jis buvo sudegintas, dar su tokiu humoru tradicija paduoda, kad kai jį degino, ten matote šone tas procesas vyksta, sako, dabar jau vienas mano šonas iškepė, verskit mane ant kitą šoną. O čia jau yra pavaizduota tai, ką jisai gauna po kankinystės, tai yra dangus. Šventasis Pranciškus statulėlė, 19 amžius. Statulėlė, jeigu pamatysite, kuo jinai vertinga, tai tiesiog menininkas perteikė tiesiog tas detalės nepaprastai. Knygos lapai matosi, pirštai, veido bruožai. Tai yra antiek meniška padaryta, tai tikrai žmogus tai buvo įkvėptas Dievo. Šventasis Jurgis nugalintis drakoną. Ir jeigu čia dar pamatysite, tai čia kolonose truputį liekanų skeveldrų visokiausių likę. Tai čia gali būti būtent tas antras po antro pasaulinio karo, kai čia truputį bombos krito ir buvo šaudoma. Tai šitas irgi 19 amžius yra paveikslas, kuris yra labai vertingas. Ir pats visas šitas altorius, vienoj pusėje ir kitoj pusėje altorius, tai gali būti, kad šitas yra ir išlikęs visas, matot, ir spalva čia skirtinga.
Tai čia yra išlikę iš tų 1783 ar 4, kai jau buvo atremontuota šita bažnyčia po gaisro, atstatyta. Tai va čia yra visur medis. Čia nėra marmuras, kai kurie klausia, ar čia marmuras, ne, čia padarytas tarsi marmuras, bet visi altoriai šitie du yra iš medžio. Ir vat būtent čia yra seniausia, taip sakant, dalis bažnyčios, ką mes dabar galime matyti. Ir jeigu jūs pastebėsite, kiek daug yra detalių, kurias reikia atskirai daryti, ar ne? Atskirai pamatuoti, atskirai išpjauti, prikalti, tai čia tiesiog kiekvienas duris su visais inkliuzais, jeigu matot, ten tiesiog, čia yra kažkas nepaprasto, labai daug, ne vienus metus čia remontas ėjo ir dėjo žmonės didžiulės pastangas, kad taip gražiai atrodytų. Dabar jau niekas tokių bažnyčių nestatys ir tiesiog nesiims tokių projektų. Tai iš išorės atrodo tokia paprastutė visiškai, bet įeini, tai va matosi, kiek daug visko įdėta. Labai gerai, kad lubos nėra labai aukštai, tai šiluma laikosi, kaip pašildom. Tai bent jau laikosi šiluma ir gerai melstis. Yra žmonėms kilimai, čia kai atėjau buvo kilimai, reikėjo truputį priprasti, bet žmonėms patogu atsiklaupti. Išsiurbti irgi labai patogu. Na, o bažnyčios išorė jauki geltona, virš įėjimo 18 amžiaus pabaigą, 19 amžiaus pradžią menantis Jėzus, kaip sako klebonas, ant debesėlio. Bažnyčios varpai irgi skaičiuoja jau daugiau nei 100 metų. Jie laikomi uždarai, tad pašnekovas apgailestauja, kad nelabai suskamba. O skambinti reikėjo neseniai, mirus popiežiui ir kai buvo išrinktas naujasis. Bažnyčios teritorijoje ilsisi ir ilgamečiai jos tarnai. Kunigas dekanas Danielius Baužys ir dekanų buvo. Ir tuo pačiu Domas Valančiauskas šalia vienas kito klebonai guli. Tai šiais metais iškeliavęs. Ir čia Valančiaus skulptūra, tai Valančiauskas, Valančius, jie ten kažkokią giminystę turėjo, nes jisai irgi iš Žemaitijos, tai jis sakė, mane palaidoti reikėtų šalia Valančiaus arčiau, tai visiškai arti Valančiaus. Sėdom į klebono automobilį ir vykom į vietą, kurioje dar daugiau kapų, į senąsias žydų kapines. 2 kartus į savaitę leidimą Dieveniškės galėjo turgus vykti, tai čia jau centrinė aikštė ir be abejo, kadangi LDK teritorijoje žydams neleisdavo turėti žemės, tai jie amatais užsiiminėjo, prekybą. Tai 2 sinagogos čianai buvo. Ir nei vienos neliko. Antras pasaulinis padarė taip, kad čianai dėja, bet kaip ir visoje Lietuvoje. Kai kas labai gerai pasistengė, kad nuvalyti samanas ir matytųsi užrašai. Gaila, hebrajiškai neskaitau. Bet būna taip, jie ten mėgsta tokius užrašus, ten, kad mano gyvenimo siūlas būtų ten įpintas į gyvybės ratą, ten tokių gražių dalykų. Čia mums kunigas pradėjo pasakoti apie Simono Karčmaro amatų kiemą, profesinę mokyklą Dieveniškėse, į kurią ir užsukome. Simonas Karčmaras, žydas, Dieveniškėse buvęs tik vaikystėje, tačiau vėliau tapęs šį miestą savo darbuose iš savo prisiminimų. Apie jo sąsają su Dieveniškėmis ir ypatingą gyvenimo istoriją papasakojo jau šios ugdymo įstaigos vadovė Ilona Šedienė. Šita vieta dabar nuo 20 metų jau turi pavadinimą Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemas. Tai yra profesinė mokykla, tai yra Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialas Dieveniškėse. Iki 20 buvusi atskira profesinė, o dabar filialas. Mes kalbam apie Simoną Karčmarą. Kodėl Simonas Karčmaras? Dailininkas, mes jau jį pristatome kaip dailininką, ir profesinė mokykla, kuri meninės pakraipos, sakykime, jokių profesijų nerengė. Simonas Karčmaras Dieveniškėse yra buvęs vaikystėje. Nuo 5 metų tėvai iš Varšuvos jį įsodindavo į traukinį, važiuodavo iki Benekainių, iš Benekainių tuometinė taksi arkliais traukiamais vežimais atsigabendavo žmonės į Dieveniškes. Tokiu būdu jis atvykdavo pas savo dėduką, pas savo senelį. Tėvas Simono
gimė čia Dieveniškėse, vėliau, kas beje žydų tautai buvo tautos atstovams būdinga, jie judėjo po pasaulį kitokių, kaip pavadinkime, inspiracijų vedami, negu kitų sėslesnių tautų atstovai, nors tai nereiškia, kad jie nebuvo sėslus. Bet tai jisai atvykdavo čia pas senelį, tuometinė Dieveniškių visuomeninė santvarka, sakykime, buvo dar caro laikai, tai čia buvo Vilniaus gubernijos teritorija. Tai tokie ankstyvi laikai, jeigu jisai yra gimęs 1903, tai pridedam 5 metus, nu, dar iki nepriklausomybės paskelbimo, nu, toks laikotarpis. Tada jaunuolių brendęs Simonas mokėsi dailės Varšuvos menų mokykloje. Nu, o vėliau, kaip visi turintys lūkesčių menininkai, išvažiavo į Paryžių. Reikėjo išmokti kalbą prancūzų, lankė kursus vakarinius, ten susipažino su savo būsima žmona. 33 susilaukė vienturčio sūnaus. Menas menu, o šeimą išlaikyti reikia. Ir jisai ėmėsi verslų. Galima sakyti, kad vyraujantis verslas jo buvo per visus jo gyvenimo verslo metus, tai buvo kailių verslas. Jis tuo vertėsi iki 52 metų, kai jį ištiko alergija būtent dėl chemikalų naudojamų kailių pramonėje. Na, bet iki to laiko dar nutiko tokių esmingų dalykų, kurie tikriausiai jį ir sulaikė kokiu nors būdu apsilankyti čia anksčiau jau negu iškeliavo į Dausas. Antras pasaulinis karas. Šeimai teko slapstytis. Buvo išduoti prancūzų oficieriaus. Žmona išvežta į Aušvicą. Vyras išėjo, Simonas išėjo į rezistenciją prancūzų. Sūnų išslapstė centrinėje Prancūzijoje. Na, bet juos lydėjo laimė ir palaimo, nes žmona grįžo iš Aušvico. Jie susijungė vėl Paryžiuje ir vėl reikėjo rūpintis, kaip išsilaikyti. Viena iš jo svajonių buvo sionistinė. Dar iki Antro pasaulinio karo jisai rūpinosi gauti vizą važiuoti, kurti nepriklausomos Izraelio valstybės. Jisai tą vizą gavo, mama ją paslėpė, jisai buvo vienturtis sūnus tarp kitų seserų. Tai tokiu būdu jis neišvažiavo, bet po karo jam pavyko, jisai išvyko į Izraelį, bandė tvirtintis kibuciškame gyvenime, bet nebuvo tam sutvertas, tad vėliau vėl grįžo į žemyną ir galiausiai ilgą laiko tarpą gyveno Monrealyje, Kanadoje. Žodžiu, grįžo prie to verslo kailių. Na ir kai jau jį ištiko tokia būklė, kad jis tikrai nebegalėjo tame versle dirbti, buvo labai nusiminęs, net paskendęs, sakykime, tokiuose depresyviuose nuotaikose. Ir žmona, būtent jo žmona, nupirko jam pirmasias drobes, pirmosius dažus teptukus ir sakė: Simonai, kai būdu susipažinom, tu buvai daug žadantis dailininkas, tai gal tapyk. Ir jisai ėmėsi tapyti ir jo įkvėpimas būtent buvo vaikystė Dieveniškėse. Vaikystė Dieveniškėse, ta šviesa, kurią stebėdami jo paveikslus, turbūt Dieveniškėse besilankantis arba gyvenantis arba iš čia kilę gali pastebėti ir tapatintis. Tokia ypatinga šviesa. Čia šiandien ant sienų matote jo darbų litografijas, kurias jisai pats ir spaudė. O dar yra kolekcija tapybos darbų ir medžio raižinių. Bet daugiau į savo tapomas Dieveniškes Simonas Karčmaras nebegrįžo. Galiausiai nusėdo Izraelyje. Bet į Dieveniškes buvo atvykęs jo sūnus, kuriam pagal žodinį testamentą tėvas buvo perdavęs misiją atvežti jo darbų ir į Lietuvą. Tai grįžtant prie to, kodėl profesiniai mokyklai vardas Simono Karčmaro mūsų manimų tiko ir mums pavyko įtikinti institucijas, kurios tvirtina vardus. Tai būtent ta asmenybė, kurią norėtumėm kiekvienas aplink save turėti, ar ne? Atsakingas, šeimos žmogus, patriotas, ar ne? Verslus, išlaiko save, pagalbos neprašo. Na ir dar su polėkiu ir
galiausiai sąsajos su Dieveniškėm. Ir kitas momentas, kurį mums pavyko padaryti dar iki tol, kol buvo įteisintos lotyniškos raidės abėcėlėje, tai palikti originalią Simono Karčmaro pavardę, kurią jisai gavo Varšuvoje, gimimo liudijime buvo įrašyta, buvo Prancūzijos pilietis, buvo Izraelio pilietis, bet tos CZ neatsisakė ir čia yra jo vizitinė kortelė ir tapatybės dalis. Tai vat mums irgi pavyko šitą pavardę praleisti per filtrus kalbų komisijų ir turime Simono Karčmaro amatų kiemą. Nežinau, ar jums žinoma, bet turbūt Dieveniškių istorinis regioninis parkas yra vienintelis toks Lietuvoje, kur mitologiniai akmenys du yra pavadinti Jankelio ir Jankeliuko muzikantų vardu. Tarp Poškonių ir Dieveniškių laukuose du akmenys yra ir legenda yra apie muzikantus iš Dieveniškių, kurie grojo Poškonyse vestuvėse iki paryčių. Grįždami namo sutiko arkliaganius, prisėdo prie jų laužo, išaušus rytui arkliaganiai nuėjo susigaudyti, pasižiūrėti, kaip ten jų žirgai grįžta ir pavirtė akmenais muzikantai. Nu, tokia legenda. Bet faktas tas, kad ne koks Ivanas, ne koks Jonas, o Jankelis ir Jankeliukas. Mitologiniai akmenys. Tai čia tiems muzikantams yra daug vietos filmukė skirta, bet vėlgi įspūdžiai yra Simono Karčmaro vaikystės. Ponia Ilona mums apie miestelio žydų istoriją papasakojo ir daugiau. Pavyzdžiui, rodė knygą saugojančią išlikusių gyvų ar pabėgusių konvojuojant dieveniškiečių žydus 1941 gruodį į Voronavo getą. Papasakojo ir apie naują projektą skirtą atskleisti ir šią istorijos dalį Dieveniškėse. Iš vienos pusės mes laimingi, kad neturim tos kraupios žudynių vietos, bet iš kitos pusės pamiršti, kad jie buvo konvojuoti į Voronovą, kuris čia va netoli. Tai irgi nederėtų, mes tokį esam paruošę projektą, bet jo dar laukia kelias per paveldo visokiausius departamentus ir panašiai. Nežinau, čia spėsim per savo gyvenimą viską padaryti, bet tikiuosi, kad taip. Taip pat norėtume miestelio aikštėj neprikišamai, o dailiai knygos pavidalo tokį paminklą įdėti. Paminklo apylinkėse yra jau liudijančių ir kitas vietovės ir žmonių istorijas, ne tik žydų, bet pavyzdžiui ir susijusių su švedais. Štai atvykome su kunigu Renatu prie vadinamosios švedų koplyčios. Lietuvai ir Lenkijai ganėtinai sunkus laikotarpis 1655 metai, kai Vilnius buvo užimtas carinės Rusijos, Švedija užima Žemaitiją, labai daug Lenkijos teritorijos užima Švedija. Tačiau šitą teritoriją nežinau, ar pasiekė švedų kariuomenė, būtent tais metais, 17 amžiaus viduryje. Bet Šiaurės karas 1701-1721 metų, tai švedų kariuomenės pražygiuoja, tuo pačiu ir Vilnių buvo užėmę, ir Aušros vartuose yra švedų karys peršovęs Marijai paveiksle ranką. Petro I Rusijos carinė kariuomenė užima Vilnių. Tai čia kariuomenė žygiuoja ir be abejo, kai kariuomenė žygiuoja, tai nieko gero gyventojams. Ką karys pasiema, tą suvalgo. Ir čia yra švedų miškas, švedų brasta ir švedų koplyčia. Matyti iš tų laikų, Šiaurės karo laikų, pasilikę prisiminimai. Gal brastoje toje švedų ne vienas švedas buvo nuskendęs, gal čia kažkur buvo palaidoti švedų kažkokie kariai mirę, tai gal koks kryželis buvo pastatytas, o jau ir tas pavadinimas švedų pasiliko žmonėse ir jie vis sakydavo švedų koplyčia. O 19 amžiuje, 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai būtent va tokia koplyčia atsirado, plytos. Tiesa, jinai jau buvo labai apirusi ir jau praeitais metais užbaigė restauraciją. Plytos visos autentiškos ir praeitais metais buvo iš naujo pašventinta šitą atnaujintą koplyčią.
Ir turėjom žygį iš šitos koplyčios per Deveniškes į Norviliškes. Keliavom visi. Tokia tradicija dabar jau ne vienus metus yra vasara. Keliauti pėsčiomis, tokį piligriminį žygį padaryti iš Deveniškių į Norviliškes. Tai va, tai prisimenant tuos švedų laikus, tai va šita švedų koplyčia ir stovi. Labai graži ir turbūt šitos plytos dar stovės 100 metų ir neiširs, nes jau tais laikais, kai padarydavo, tai tikrai šimtmečiams padarydavo. Yra ir šiais laikais pastatytas paminklas Deveniškių kilpoje, Krakūnuose. Jis pagerbė pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo žuvusio Lietuvos pasieniečio atminimą. Jį 1991 gegužę nužudė Baltarusijos milicininkas. Pasieniečių namelis ten truputį toliau stovėjo, jie čia budėjo, gavo informacijos, kad bus užpuolimas, kai būdavo, tai sumuždavo pasieniečius, sudegindavo namuką ten, kur jie tą budelę jų tenai, atimdavo visus ten, kokias racijas, dar kažką tais. Ir čia liktai turėjo jau jie informacijos, kad gali būti užpuolimas. Jie 3 budėjo, kiek, jeigu teisingai aš suprantu, keli pasitraukė į namus ir kažkodėl Gintaras gal liko vienas, privažiavo jau automobiliai. Ir be abejo, lietuvių pasieniečiai nelabai turėjo ginklų kovinių, aš taip suprantu pačioj pradžioje. Tai va, tai gali būti, kad tie, kas privažiavo, kažkoks konfliktas ir buvo iššauta į jį ir būtent jisai čia žuvo. Ir memorialas jau būtent jam čia yra Gintarui Žagūniui pastatytas. Tai pats pirmas pasienietis, kuris žuvo atlikdamas savo pareigą tėvynei. Tai čia susirenka per jo žūties dieną, gegužės 19. Šis 91 gegužės 19. Tai va, susirenka ir paminėjimas vyksta jo. Tai dar ne viskas, ką galite pamatyti Deveniškių iškyšulyje. Dar yra ir ypatingo grožio ąžuolų, medinių trobų, o mes dar net nebuvome Norviliškėse. Kitoje laidoje ten ir užsuksime.